Pirmas skirsnis. Malda pagal Antoiną de Saint-Exupéry. Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Knygos prabyla. Tavaip. Visos teisės saugomos. Remiantis autorinių ir gretutinių teisių įstatymo 25 straipsnio, specialiųjų formatų leidinių prieiga suteikiama tik regos negalią, skaitymo sutrikimų turintiems skaitytojams ir kitiems asmenims, kuriems dėl fizinės negalios yra neprieinami įprastų formatų leidiniai. Už neteisėtą įrašų platinimą numatyta atsakomybė. Malda pagal Antoiną de Saint-Exupéry. Vilnius Mažoji leidykla, 2018 metai. Skaito Virgilijus Kubilius. Knygą sudaro 3 skirsniai. Nežinoma autoriaus malda sukurta pagal Antoino de Saint-Exupéry kūrybą, padedanti tūkstančiams žmonių visame pasaulyje. Turinys. Antras skirsnis. Leidėjos žodis, pratarmė. Trečias skirsnis. Malda, trumpasis variantas, vertė Vytautas Bikulčius, malda ilgasis variantas.